Sveiki, su jumis laida Įsidėk kiek suvalgysiu ir aš laidos vedėja, kaip ir vienintelė ir nepakartojama Greta. Ir mes šiandieną greta manęs bendrausime su produktais. Ir dabar mes gaminsime kai ką tokio, sakyčiau, riebaus, nes visą laiką nors kažką riebiai ir saldžiai, tai jau ir saldžiai išdaviau paslaptį. Bet ir taip vasariškai, gaiviai, vėsiai, tai yra pyragas, kurio nereikės kepti. Ačiū Dievui, nereikės kepti. Tai va, galime kaip jau ir biškį po truputį pradėti. Mums reikės Čia yra pusė arbatinio šaukštelio želatinos, aš būtent pusę ir naudosiu, nes aš naudoju pusę recepto. Tai dabar šitą želatiną reikia užpilti karšto atrodo vandenį. Bet tik tiek, kad ją dengtų. Ir tada ją paliekam... Ups! Dabar yra meduolių eilė ir jos reikia kažkaip sutrupinti. Ir aš nelabai žinau kaip. Po stalu turiu asistentą, kuris valgo tai, kas iškrenta pro tarpelius. Nu, nežinau, neparašyta, kiek smulkiai reikia su čiuka-čiuka. Bus gerai. Dabar grietinės eilė. Ir į ją reikia kažkiek dėti cukraus. Neparašyta visiškai kiek, bet tipo kažkiek įdėkim. Ir viską reikia sumaišyti. Štai mūsų želatina, kurią biškį buvom palikę vienumoj pabūti su savim. Ir jinai tokia biškį pabūs, aš pastebėjau, kad jinai jau buvo per daug pradėjus kietėti, tai dar paminkštinau. Žodžiu, jinai tokia jau ready steady, beveik atvėsus, bet ir gerai, kad beveik o nepilnai ir mes ją pilame į grietinę. Tada viską gerai išmaišom. Dabar mums reikia pasiruošti kepimo formą, kurios mes dugną viską išklojame šituo dalyku. Dabar dėsime į dugną šituos trupinius. Dabar mes turėsime sudėti pusę šitos grietinės. Banano eilė pagaliau. Ne tokį pusę, o supjaustytą griežinėliais. Ir vėl eilė trupiniams. Ir likusiai grietinė. Dabar dedame vėl bananus. Ir dabar dedame likusius trupinius. Nu, aš jau vėl iš toli, pagaliau jūs matot mane ir šitas kaip ir baigtas, tiesiog aš jį turiu kažkaip prislėgti, aš vis dar nesugalvojus, kaip jį prislėgti, nes aš pati dabar užsiėmu savo prislėgtos būseną, nes aš nežinau, kaip jį prislėgti. Tai aš galvoju, gal kažkaip su maišiuku ir į tą maišiuką kažką reikia pridėti sunkesnio, bet ką pridėti jį? Kad taip biškį, aš nežinau, žiūriu į viską aplinkui ir aš nežinau, gal kas akmenų turi. Mano kolega, aišku, negali nepadėti man. Ane? Pone, džentelmenė. Sveiki ir vėl, man jau sveiki, jums dar tas pats video. Šiandien jau kita diena ir prisiruošiau paragauti su jumis šitą visą reikalą. Nu, vaizdas nežinau, neturiu komentarų, nes aš pati jį suplojau. Tai dabar pjausim.
paragaujam. Biškai tokia makaliošė, bet... Skanu, bet čia tokia visa makaliošė, galima buvo daugiau tų tenai medvalių dėti, nes viskas čia šlapia, bet skanu, tikrai skanu. Gerai, jums iki ir rekomenduoju šitą pasidaryti patiems, nes vasara karšta ir labai gerai valgyti tokius desertinius dalykus. Vietoj tų šiltų pyragų riebių, šitas irgi riebus. Nu tai gerai, iki ate, skanaus man.